Sveiki, mano mėlyjeji, darau eilinį įrašą ir galvoju, prasideda stovykla, važiuokim ir padarykim. Tiesiog važiuokim ir padarykim. Ir apie ką noriu pasidalinti, nes kol važiuoju yra laiko, kam išvaistyti veltui. Apie ką noriu pasidalinti, galvoju, kiekvieną dieną dėsim įrašą, įrodymus, kad Dievas tikrai yra. Įrodymus, kad Dievas tikrai yra. Jie labai paprasti, labai banalūs ir galit rašyti. Galit rašyti, sutinkat ar nesutinkat. Čia, pirmas įrodymas. Šiandieninis įrašas, pirmas įrodymas, kad Dievas tikrai yra. Dauguma visą laiką pokalbį, kada esu, labai dažnai tai naudoju šitą įrodymą. Kad mes kiekvieną gruodžio 31 ir sausio 1 švenčiam naujuosius metus. Dabar prieš 8 mėnesius mes atšventėm 2023-uosius. Bet tie metai turėjo startą. Jie nuo kažkada tai buvo pirmi metai. Nuo ko jie startavo? Jūs gerai žinot, nes mes tai yra tiek paprasta, kad mes mokykloje mokinomės. Era prieš Kristų ir era po Kristaus. Ir metus pradėjo skaičiuoti nuo Kristaus. Nuo Jėzaus Kristaus. Kas tai yra? Kas jis toksai? Kodėl nuo Kristaus? Kodėl ne, pavyzdžiui, galėjo kokį nors įsirinkti jaunuolį, pavyzdžiui, Domas Girčys. Man labai patinka jo vardas, Domas Girčys, aš pažįstu tokį jaunuolį. Arba galėjo Robertą Grigą įsirinkti, nuo manęs skaičiuoti. Bet žmonija pradėjo skaičiuoti metus nuo Jėzaus Kristaus. Aišku, jūs galite sakyti, tenai yra budistų kalendorius, yra musulmonų, yra judėjų kalendorius. Bet aš kalbu, didžioji dalis pasaulio skaičiuoja metus būtent nuo Jėzaus Kristaus. Vadinasi, tai yra pirmas įrodymas, kad tokia asmenybė gyveno. Ir jeigu tokia asmenybė gyveno, ta asmenybė kalbėjo. Pokalbyje su Nikodemu jisai sakė, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Arba jisai sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas iš mūsų galim pasakyti, aš esu tiesa, arba aš esu kelias, arba aš esu gyvenimas. Ir jisai, būdamas šitoj žemėje, Jėzus vartojo tokius terminus, kur sveikas žmogus jis negali to. Aš negaliu tiesiog pasakyti, kad aš esu tiesa, nes aš nesu tiesa. O jisai tai sakė, pamastykite apie tai. Ir tai yra pirmas įrodymas, kad tokia asmenybė buvo. Jeigu buvo, ta asmenybė, jisai apie save yra palikta žinių. Biblijoje netgi 4 evangelijos apie Jėzų. 4 liudytojai liudija, kad kaip jis gyveno, ką jis darė. Taigi, pirmas įrodymas, kad Dievas tikrai egzistuoja.